Ačiū, kad pakvietėt pasidalinti savo patirtim. Tai aš taip įsivaizduoju, kad tai turėtų būti kaip toks seminaras, diskusija. Taip ir parašyta jūsų programoje. Diskusija. Taip, tai kad tai nebūtų paskaita, kad aš kalbu ir kažkokią bandau perduoti savo požiūrį ar teoriją. Tai tikrai ir man būtų maloniau, jeigu vyktų diskusija ir būtų naudingiau jums ir jums jo naudos būtų daugiau. Taip, tai kaip ir sakė kunigas Arnoldas, tikriausiai mažesnė pusė psichiatrų pripažįsta tą tokią antgamtinę, transcendentinę, napusinę įtaką žmogaus psichikos sveikatai. Tai ir universitetuose iš tikrųjų tų temų ir neliečiama, taip palikta pačiam žmogui, pačiam specialistui rinktis, kokią jisai kryptį labiau nori atstovauti, ar tą labiau tokią biologinę, ar bandyti integruoti su krikščionišku požiūriu. Tai aš tą integraciją darau savo darbe, nes kaip rodo mano praktika, jeigu taip siaurai žiūrėti žmogų kaip į gyvūną, pagal Pavlovo tokius eksperimentus, gal girdėjot tokį psichologą žinomą, kad viskas yra tik tai refleksai, tai tikrai kažkaip tai paskui žiūri, kad nesueina, reiškia logika, kažkas dar daugiau yra tikrai žmoguje. Tai apie tai pakalbėsim. Darbo patirtis mano yra privati praktika ir važiuoju į polikliniką į Švenčionių rajoną. Čia jūs sakėt, kažkai yra žmonių Švenčionių rajono. Taip. Tai tokias temas aš susiruošęs panagrinėti. Tai žmogaus kaip Dievo kūrinio gamtamokslis supratimas. Tai gamtamokslis būtent, tai kaip mokina universitetuose. Tai yra 2 universitetai Lietuvoje, tai Vilniaus universiteto medicinos fakultetas ir Kauno sveikatos mokslų. Ten ruošiami gydytojai. Tai yra gamtamokslis supratimas, bet atsiranda žodis Dievo kūrinys. Tada koks tas paplitimas tų psichikos sutrikimų ir kokie jie yra. Aš taip suprantu, jūs kreipiasi tokie žmonės. Bendrai nebūtinai tik egzorcistų, šiaip aš bendrauju su kunigais, tai jie susiduria su tuo. Iš tikrųjų nežinau, kiek seminarijose dėstoma psichologijos, psichiatrijos, bet tai yra tokie sakramentai kaip ligonių, sakykime, sakramentas, yra santuokos sakramentas labai daug turintis tokių psichologinių aspektų. Yra netektis įvairios ir žmonės su ta sužeista psichika kreipiasi jūs. Ir tam tikrų įgūdžių reikėtų jums turėti ir nežinau, jeigu kokių atvejų kyla, tai galėsim aptarti. Aš tai vieną atvejį ir pasiėmiau šios savaitės tiesiog, kad maždaug įsivaizduot, kokie pacientai kreipiasi, kuo skundžiasi, kokia diagnozė nustatoma ir koks gydymas skiriamas. Tai pasidalinsiu. Taip aišku, tai bus anoniminis pristatymas, nekalbant apie kažkokius duomenius, iš kurių galima identifikuoti žmogų. Ir minėtas tas trilypis žmogaus supratimas, kūnas, siela, dvasia, tai dar kartą priminsiu, jūs žinot tikriausiai, bet verta galbūt bus tarp pasidalinti, tai dabar turim iki 10 valandos. Tai aš taip įsivaizduoju tokią pradžiai, tokį bendrą tą gamtamokslį žmogaus supratimą perduosiu, tai kaip pasikartojimas, bet kadangi vis tiek netaip dažnai mes susitinkam, taip gali būti, kad ką aš pradėsiu dėstyti, jums pasirodys, kad čia erezijos yra, čia taip negalima, čia prieštarauja šventam raštui, tai jūs pasakykit ir pataisykit, nes tam tikrą prasme aš esu savamokslis, taip reiškia, gamtos mokslų fakultetuose žmogus nenagrinėjimas kaip Dievo kūrinys, jis nagrinėjimas kaip gamtos dalis, homo sapiens, yra tokia biologinė rūšis. Tai pradžioje gal reikėtų, kad aš pateiksiu, kaip aš jį suprantu, remdamasis šventų raštų, bažnyčios mokymu
Jo, bet jeigu pamatysit, kad tai yra erezijos, tai sustabdykit ir tada bandysim ieškoti bendro sutarimo. O jeigu yra tas bendras sutarimas, tai tada eisim toliau ir tada pristatysiu atvejį ir mes jį galėsim panagrinėti. Jeigu remtis taip šventų raštu, tai galima pradžios knyga, tai galima matyti tam tikrą hierarchiją, taip kad nėra taip viskas, kad reiškia yra žmogus ir yra nežmogus. Žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą, o visa kita liktai nieko bendro su to žmogum neturi. Pagal pradžios knygą žmogus nenukrito iš dangaus, tai buvo panaudotas tas žemės molis. Man kaip gamtos mokslo atstovui, tai tiek tos evoliucijos teorijos, tiek pradžios knyga, tai neprieštarauja viena kita. Yra paminėta žemės molis, tai yra tai, kas buvo žemėje. Tai šventam rašte naudojami simboliai, taip, ne viskas tiesiogiai suprantama. Molis tai būtų, atrodo, kalcio sulfatas, taip reiškia, tai kalcis yra deguonis, tai kad taip tiesiogiai būtų padarytas iš molio, kažkaip tai nesueina, matyti kažko tai iš netiesioginio molio. Taip, tai tas reiškia, tas pirmykštis chaosas, kaip rašo, žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę. Tokį terminą ir fizikai naudoja kelioms sekundėms po didžiojo sprogimo, kad ta visata tokia buvo chaotiška. Tada atsiranda po kelių milijardų metų, jeigu teisingai skaičiuoja mokslininkai, nežinau, ta tokia reiškia organizuota negyva materija, tai yra tie kūnai dangaus. Paskui atsiranda ląstelė, kaip jin atsiranda iš tikrųjų, slėpinys yra. Man tas žodis slėpinys, jisai patinka. Moksle jisai nenaudojamas. Sako, nežinoma, tokius terminus girdėjau, ten kriptogeninis, idiopatinis, kažkas reiškia yra, bet mes nežinom kodėl, bet ateityje sužinosim. Bet nežinau, kai kurių dalykų gal žmogui ir nebus duota sužinoti iki galo. Tai kaip atsiranda iš tos negyvos materijos ląstelė, iš tikrųjų nežinoma. Tada tokius skyla į dvi tokias karalystės, į augalus ir gyvūnus. Iš gyvūnų atsiranda žmogus. Ir čia tada dar galim tam žmogui irgi, kaip šventas Tomas sakė, taip kad, reiškia, žmogus yra kūrybos viršūnė, kūrinijos viršūnė, o tam žmoguje dar yra siela, kaip žmogaus paties viršūnė. Taip, tai, ta siela, kur jinai gyvena, tai siela, bet ne dvasia, taip reiškia, ta psiche, tai jinai kyla ir veikia per galvos smegenis ir, aišku, per tas smegenis veikia ir šventoji dvasia. Tai tokia ta mūsų vieta toj žemėje. Nežinau, čia gal ar nesutinkat kad kitaip, ar turit kokių pastabų? Taip, kadangi Kaune esam, tai Čiurlionio paveikslų galerija yra, tai, žinoma, man patinka šitas paveikslas. Čia kaip ledynas, taip reiškia. Žinot, Lietuvos reljefą suformavo ledynas. Tai tokia kaip Dievo ranka liktai, taip formuojanti mūsų Lietuvos kraštovaizdį. Tai Dievas, aš taip suprantu, panaudoja gamtos dėsnius kaip įrankį to pasaulio kūrimui. Tai tie tokie, kokie tie žmogaus supratimo modeliai. Kas tas žmogus yra? Tai tokius 3 galima išskirti. Tai tas, nuo kurio pradėjom, toks siauras monadinis. Monadinis tai yra biologinis. Kad viskas yra sudaryta iš materijos, taip pat yra tokia gerai organizuota materija, tai yra žmogaus smegenis ir visos funkcijos, visi žmogaus motyvai, pasirinkimai, sprendimai netgi taip, tokio, reiškia, pagal tą biologinį modelį, tai tokio net nėra laisvojo sprendimo, yra toks modelis, kad
reiškia, nu, vat aš, sakykim, pasidėjau ten, va čia geltonas lapas ir baltas prieš save. Ir tada aš galiu svarstyti, man geltoną lapą imti ar baltą. Ir tada aš sakau, nu, čia bus mano sprendimas, kad, sakykim, paimti geltoną. Bet va tie tokie, kurie, va, tos monadinės teorijos kūrėjai, tai jie sako taip, kad, reiškia, yra determinuota, kad aš būtinai paimsiu šitą lapą, bet prieš darant tą veiksmą į smegenis ateina impulsas, suteikiantis tokį pojūtį, kad čia aš nusprendžiau. Kad aš nusprendžiau būtent imti geltoną, o ne baltą. Bet tai nėra mano sprendimas. Čia tiesiog toks jausmas yra, taip, kad aš priimu sprendimą. Na, nežinau, jeigu žiūrėt kas kinus, kaip Matrica toks kinas yra, taip, gal žiūrėt fantastinis. Reiškia, kad laisvasis sprendimas yra iliuzija ir tos iliuzijos kūrėjai yra neuronai. Tai va, tai toks, reiškia, biologinis tas modelis, ateistinis, gal galim ir taip pavadinti. Nėra toks platoniškas, senoviškas. Galima sakyti diadinis, bet labiau tiktų net dichotominis, nes Platonas ir jo pasekėjai prieš pastatė kūną ir sielą. Tai reiškia, tarp idealaus pasaulio ir materialaus tokia neperžengiama yra riba. Kad mes tik tai kaip reiškia, ekrane atspindintis šešėliai to tokio tikro objekto. O koks tas idealusis tas modelis, tai mes ir negalim sužinoti. Ir tas idealus pasaulis toks, reiškia, amžinas ir tobulas, o kūnas laikinas ir marus, niekada neprilygstantis tam idealiajam modeliui. Tokia priešpastatyta, reiškia. Ir šiais laikais yra tai Platono pasekėjų, kurie sako, kad tarp Dievo ir žmogaus tai nieko bendro nėra. Taip, reiškia, ten tokia neperskiriama praraja, kad tu nei ten priartėsi, nei ten bandyk, sakykime. O gyvent kūne tai yra kažkoks tai vargas. Taip, tai tokių erezijų irgi pasitaiko ir tikinti žmonės kartais taip sako. Nu, vat, ir yra tas klasikinis pagal Naująjį Testamentą modelis, kuriuo aš ir siūlau visą laiką vadovautis. Siūlau vadovautis ir kolegom savo kolegom, su kuriais tenka bendrauti, tiek su tikinčiais, tiek su agnostikais, kurie taip sako, nu, gal ir yra, gal nėra. Aš abejojantis, arba, kaip sako, aš tikintis, bet aš nereligingas, į bažnyčią neinu. Tiek su dvasininkais, su kuriais tenka bendrauti, tai siūlau atkreipti dėmesį, kad Naujasis Testamentas tai būtent žmogų pateikia, taip, kad yra, reiškia, kūnas, soma, graikiškai naudojamas terminas. Aš ten paskui dar iš Švento rašto ir eilutę iškirpęs parodysiu. Tada yra siela, psiche ar psiuche, nu, čia žiūrint, kas kaip graikų kalbą moka. Tarėsi tai psiuche. Ir yra pneuma, dvasia. Taip, tai vat, tokie terminai naudojami Naujajam Testamente, jie naudojami ir Senajam Testamente, irgi taip pat. Čia surašiau lietuviškai, tada hebrajiškai, bet lotyniškom raidėm, tada graikiškai lotyniškom raidėm ir tada jau naujieji amžiai prasideda, Romos imperija ir lotyniškai. Taip, tai čia eilutė paimta iš laiško Tesalonikiečiams ir parašyta: Pats ramybės Dievas iki galo jūs te pašventina ir te išlaiko tobulą bei nepeiktina jūsų dvasią, sielą ir kūną. Tai čia tie pneuma, psiuche, soma, jie ir toliau kartojasi. Taip ten, sakykime,
Kada rašo apie Jėzų, kaip jisai bendrauja, rašo, pavyzdžiui, kad jisai susijaudino sieloje, tokie yra terminai, reiškia, rašo apie Jėzaus psiche tą dalį, taip, ar galbūt, sakykime, aš dabar tiksliai nepasakysiu, gal kada Lozorius mirė, kitose situacijose kalba apie emocijas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, bet kai rašoma apie mirtį, rašoma, kad atidavė dvasią, pneumą. Taip reiškia, ta tokia egzistencija tam kartui, būtent ta tokia dviguba žmogus ir žmogiška ta egzistencija baigėsi su dvasios atidavimu, nors psichika jau neveikia ant kryžiaus. Taip. Tokių ligonių mes dabar turim, nukryžiuotų tam tikrą prasme, bet ne prie kryžiaus pritvirtintų, bet prie lovos su aparatais palaikoma gyvybė, tai psichė ten neveikia, bet pneuma ta dar matyti yra, dar žmoguje, dar vis tiek tai yra žmogus. Kol smegenys veikia, kol dar kraujotaka vyksta. Toks žmogus gali ir atsigauti paskui, taip čia priklauso nuo komos gilio. Tai va, tai čia tokį supratimą rekomenduoju laikytis jo ir tie terminai, siela, dvasia, net ir iš tikrųjų juos ir krikščionis kartais painioja, sakykime. Aišku, taip galbūt, kad paprasčiau būtų kalbėti, juk jeigu paimt katalikų bažnyčios katekizmą, tai parašyta viena iš 4 didžiųjų tiesų. Žmogaus siela yra nemirtinga. Tai jeigu kažkaip bandytume išversti graikų kalbą, tai gautųsi žmogaus psichė yra nemirtinga. Bet psichė tai ir gyvūnai turi. Tai tada klausimas, tai ir gyvūnai gal tada nemirtingi. Bet čia tada tokių, aišku, jeigu tiksliai kalbant, reikėtų patikslinti dvasinę sielą. Ar kad tai yra dvasinė siela. Reiškia, ne kūniška ta siela, ne gyvūninė, kurią turi ir gyvūnai, bet dvasinė siela. Tai tada teisingai viskas gaunasi. Arba čia turime omeny tą sielą, tai kaip visuma, kad žmogaus ta, platoniškai kalbant idėja, žmogus miršta, bet tas Dievo planas tam žmogui, ta Dievo idėja, čia kaip iš Jeremijo berods knygos, kad Dievas jau žino, koks žmogus bus prieš jo gimimą, dar prieš atsirandant jam įsčiose, tai čia gal tas turime omeny, kad ta idėja jinai nemiršta, taip nebent žmogus nori sunaikinti ją, taip jis atmeta Dievo tą veikimą ir tada, aišku, jau apreiškimo Jonui knyga rašo, kad tokios sielos ir dvasios, kas jų laukia. Tai va, tai čia tokia tikriausiai esmė, kur visur paskui bandysim ir remtis tokiu Naujojo Testamento skirstimų, kad va, toks žmogus yra trigubas. Ar čia šiaip tokie pamastymai, kad čia toks, nežinau, žaidimas, gal jisai ir nuvažiavimas į lankas, bet kai kurios Dievo savybės atrodo jos pasireiškia ir šiame pasaulyje. Taip Dievas, sakykime, jisai kūrybingas yra, jisai yra lankstus, jisai gal ir grožį mėgsta. Vakar kalbėjome apie stebuklus, tai man tie žydintys sodai kažkoks stebuklas yra iš tikrųjų. Aš galvoju, tai čia jo pasidalinsiu, ką vakar nepasakiau, nes apie tokius sunkumus vakar kalbėjom susirinkę. Tai dabar vaikštant po sodus galvoju, tai galėtų, pavyzdžiui, vien tik alyvos žydėti ir viskas. Ir jau būtų gražu, bet tai kiek visokių augalų. Ir alyvos kelių spalvų, ir jazminai, reiškia, ir obelis, ir vyšnios, ir trešnės, ir kriaušės, ir ten sakuros, visokiausių. Ir kūrėjas, matyt, jam patinka tikriausia tas grožis, jis neapsiriboja vieną alyvų spalvą. Tai kažkokie reiškia, čia švento rašto žodžiai, kad per kūrinyje galima pažinti kūrėją, kaip čia būna parašyta kartais, čia Da Vinčio, jo, reiškia, bet kopija. Tai jis pasirašo Da Vinčis, kad paskutinė vakarienė. Tai man atrodo, ir Dievas kartais ant kūrinijos parašo tokį, pasirašo, kad čia aš tai padariau, čia mano stilius. Tai aš tą kūną, tai taip, sakykime, įsivaizduočiau kaip tėvą,
taip, kuris toks, va, tas, iš kurio viskas paskui atsiranda, ta tokia dalis, kuri komunikuoja, veikia su kitais kūnais, bendrauja, atsiranda ryšys. Taip reiškia, nes žmogus jisai negyvena vienas, jam negera būti vienam. Jisai per savo tą sielą, ar sakykime, santokoj per kūną, tai įeina į santykį su kitu žmogum. Tai ta psichė, tai kaip sūnus. Na ir ta dvasia, kurioje viskas vyksta, visas tas veiksmas, kad ta sistema nesubyra, nesugriūna, tai lyg tai būtų kaip šventoji dvasia, bet čia tokie šiaip tik tai pamastymai. Tai nežinau, tai dėl to tokio trigubo žmogaus skirstymo, ar turit kas klausimų, ar... Jūs minėjote apie dvasinę sielą, mano supratimą, tiek gyvūnų, tiek... Čia, žinokit, atsakysiu kaip gamtos mokslo atstovas, jūs tada papildykit ar paneikit. Kažkiek tai gyvūnų psichikos veiklos, reiškia, ir studijų metais mes nagrinėjam, ką gyvūnai turi, ir be to augintinių žmonės turi, taip reiškia, pavyzdžiui, šunys tai atpažįstagi savo šeimininką, reiškia, pas juos yra psichika, jie, pavyzdžiui, žino, kad šitas žmogus šeimininkas, o jeigu sarginis šuo, tai žino, kad šito tai negalima leisti teritoriją. Jie žino, kur, pavyzdžiui, tie tokie skaniukai, jeigu kas turit padėti. Jie žino, kurioje vietoje yra tokie kažkokie skanus daiktai, reiškia, atminti jie turi. Juos galima paleisti, kažkur jie namo grįžta, arkliai seniau būdavo nuvažiuoja žmogus į bažnyčią, tada į karčiamą, jeigu padaugina, tai arklys, reiškia, pats grįžta namo, jis turi atminti. Ir visa tai atrodo, tai kuo čia skiriasi nuo žmogaus. Bet gamtamoksliniu požiūriu žmogus turi du bruožus šitoj dvasiniai sieloj, tai yra du bruožai, kurių neturi gyvūnai. Tai pirmas rinktis, taip reiškia, laisva valia rinktis. Aš galiu pasidėti du lapus, geltonas, baltas, arba ten eiti į bažnyčią, neiti, priimti Dievo veikimą ir atmesti, galvot, ar aš noriu patekti į dangaus karalystę, ar aš nenoriu patekti į dangaus karalystę, ir aš turiu laisvę rinktis. Gyvūnai, tokios valios pas juos nėra, jie veikia grinai kaip Windows sistema, ten yra suprogramuota, jie laisvų sprendimų nedaro, žmogus daro, tai tą turi žmogus, laisvą valią rinktis, ir turi tokį išvystytą abstraktų mąstymą. Pavyzdžiui, gyvūnai, aišku, mes nežinom, bet visgi mokslininkai sako, kad greičiausiai nėra taip, kad jie kelia klausimą, kas bus po jų mirties. Ar jų mirtis yra jų egzistencijos pabaiga. Gyvūnai to nedaro, žmogus daro. Bent jau turi proto tiek, kad sakyt, palauk, tai po mano mirties gali būti, kad yra kita egzistencija, jisai gali ieškoti atsakymų, kaip prie jos prisiliesti. Jūs kalbate apie kas yra protas, reiškia tą terminą bandom apibrėžti. Jūs tokį griežtesnį taikot apibrėžimą, kad protą turi tik žmogus, turėdamas omeny, kad protas tai yra laisvasis sprendimas ir tas protavimas, toks abstraktus mąstymas. Tai jeigu tokį terminą priimam, kad protas tai yra tos aukštesnės funkcijos psichikos, tai tada taip, tik žmogui būdingos. Bet, sakykime, atmintis, sekų sudarimas, tai ir gyvūnams būdingas. Tokio, būna, pažiūrėjau, įleidžia tokią, reiškia, kambarį šimpanzę, pakabina bananą ir sudeda dėžių, pamėto, reiškia, ant žemės dėžių. Tai šimpanzė susideda iš dėžių tokį kaip piramidę, užlipa ir nuima bananą. Reiškia, kaip šimpanzė protauja. Jinai sako, kad jeigu dėžę sudėsi, tai galėsi užlipti. Jinai sudaro seką, bet tai yra toks primityvus sekų sudarimas. Jeigu mes jo nelaikom protavimu, tai galima sakyti taip, tai tiesiog instinktai. Tai o dar pajuokausiu,
Tai čia su šimpanzė, o dabar tokios atsiranda tokie, reiškia, pokštai, kad žmogui leidžia, irgi pakabina bananą, padeda dėžių, tai žmogus paima telefoną ir įveda į Google, reiškia, kaip turint 5 dėžes pasiekti palubėj kabantį bananą. Taip, reiškia, tai čia laikinis žmogus taip daro. Žinai, kad labai įdomu, kad varna, pačiam teko stebėti varnas, pažiūrėjau į kiemą, puikiausiai, reiškia, mėto riešutus, puikiausiai, reiškia, pakyla į orą, paleidžia riešutą ir susidaužo. Kad suduštų, jo. Bet jeigu grįžtant prieš šitą dalyką, nu, čia tokia terminologija. Matot, dėl ko aš mėgstu tokį skirstimą. Jo, čia gal tikrai svarbus aspektas. Tų tokių funkcijų, sakykime, kaip pavyzdžiui atmintis, reiškia vaizduotė, emocijos, ten pyktis, džiaugsmas, motyvacija ir netgi abstraktus mąstymas galima surasti centrus smegenyse. Tai yra, reiškia, neuromokslininkai žino, kad šita dalis, pavyzdžiui, atsakinga už džiaugsmą ir pyktį. Ten smilkininiai srity yra tokia, reiškia, tokia limbinė sistema, gal girdėjot, ten yra tokie, reiškia, smilkininėse žievės skiltyse dalis, kurios, jeigu ten įvesti elektrodą ir paleisti elektrą, tai žmogus pykt pradeda ten arba juoktis, reiškia, nei iš šio, nei iš to. Žinoma, kur atmintis yra, taip Alzheimerio liga irgi, ten irgi smilkininės skiltis. Jeigu tie neuronai sunyksta, tai žmogus pasidėjo pensiją į stalčių ir jisai po 5 minučių kaltina savo prižiūrinčius asmenys, kodėl jūs vagėt iš manęs, nes aš nebeturiu pensijos, jūs vagės ir tokie antikristai ir velnio išpiros. Dėl to, kad tiesiog ta dalis, kuri atsakinga už atmintį, yra pažeista, ten nieks nebeįsirašo jau. Tai ir tada tyria gyvūnų smegenis ir sako, ten pas jos irgi, šitoj vietoj yra žymiai tik tai, reiškia, silpniau išvystyta, skirtumas kiekybinis. Kiek, pavyzdžiui, žmogus gali atsiminti ir kiek gali atsiminti šuo. Ir truputį skiriasi kodavimas. Jeigu žmogus geriau atsimena vaizdais, tai ten šuo atsimena 3000 kvapų. Jis ne pagal veidą žmogų identifikuoja, bet aromatą, jo kvapą įsirašo ir žino paskui galbūt ten visą gyvenimą. Tai bet čia esminis dalykas. Valios centro neranda niekas. Valios centro nėra smegenyse, neuromoksliškai. Nėra taip, kad adatą, reiškia, kažkokia įvesi į smegenis ir tas žmogus pasidarys labai valingas. Arba jisai sakys, ne, niekam neturiu valios, ten visos ydos jį užpuola ir ten 7, ten nebegali pasipriešinti niekam. Tai aišku, gal tiesiog nežino dar, nors tikrai tyrimų dabar tikrai yra labai tokių gerų, ten labai tiksliai tas smegenis ten skenuoja visaip, žiūri, fotografuoja, ten mato milimetro dydžio pakitimus. Ir tada, pavyzdžiui, man kaip krikščioniui ateina toks suvokimas, gal jis klaidingas, kad šita dalis, ta dvasia, jinai yra ne biologinės kilmės. Kad jinai būtent veikia per žmogaus smegenis, bet jin pati nekyla iš smegenų. Čia, sakau, remiuosi aš daugiausia dėl to, kad valios centro mokslininkai šiai dienai nežino ir neranda, ir gal ir neras niekad. Arba ras, tai tada aš sakysiu, aš klaidingai mąsčiau. Ir man toks, kaip jeigu suprasti, apie ką aš kalbu, maždaug tai būtų radio imtuvas ir radio bangos. Taip įsijungiam radiją ir klausom, pavyzdžiui, Marijos radiją. Ir iš aparato kalba Arnoldas Valkauskas, pavyzdžiui, taip reiškia, kartoja. 4 didžiosios tiesos, žmogaus siela yra nemirtinga. Bet bangos tai nėra radijos tos dalis. Taip, jos veikia per radiją. Jos veikia per radiją, veikia per tą aparatą, per ten, kas ten yra, reiškia, ne anglis ir ne deguonis ir ne vandenilis ir ne azotas kaip kūnas, bet ten yra silicio kažkokie, silicio kristalai,
puslaidininkai vadinami, reiškia yra iš puslaidininkių padarytas kažkoks aparatas, tokia soma galima sakyti, tokia soma ir per ją Marijos radijo bangos veikia taip, kad tas aparatas pradeda kalbėti ir kažką daryti. Bet ir jie veikia kartu, bet kilmė jų skirtinga yra. Aparatas pagamintas iš silicio, marus, ten gali jisai subirėti, galima sugadinti, o pavyzdžiui, radio bangų negali sugadinti niekaip. Tai yra elektromagnetinės bangos, jas aišku galima užblokuoti, kad jos neveiktų. Taip reiškia, arba paslėpti tą radiją kažkur rūsy, kad netrauktų. Bet nuo to mūsų veiksmo bangos tai nepablogėja. Tai yra, jos arba yra, arba jų nėra. Tai su ta sakykime, valia žmogaus, aš tai taip įsivaizduoju, kad jinai ne šitos, ne materialios kilmės, bet jinai veikia per tą materiją ir jeigu, pavyzdžiui, psichė ir soma gali susirgti, iš tikrųjų galima pažeisti, sugadinti galima. Tai valios negalima sugadinti, galima tik tai neleisti pasireikšti, kad gali žmogus atmesti, sakyti, ne, aš nenoriu šitos Dievo dovanos. Aš rinksiuos ne taip, kaip mane Dievas mokina, bet kaip kūnas. Kūnas sako, nežinau, prikaup kažkokio turto, maisto, nežinau, tik tai daryk tai, kas tavo kūnui patinka. Reiškia, tada ta pneuma neleidžiama jai pasireikšti, bet pati pneuma dėl to jinai tai nepagenda. Tai čia dėl valios, dėl abstraktaus to protavimo, kaip jūs sako, čia tas akviniečio terminas. Kaip ir kunigas Arnoldas sakė, pavyzdžiui, varna supranta, kad jeigu numes iš aukštai riešų, tai jisai suduš ir tada galėsi įvalgyti. Tai čia protavimas ar ne? Mano supratimu tai yra protavimas, nes sekų sudarimas, numatymas, kas bus po tam tikro sprendimo, yra kažkoks tai, reiškia, protavimas. Bet tos tokios pačios sudėtingiausios, tai reikėtų apibrėžti gal pačias sudėtingiausias funkcijas protavimo, tai jos būtų, pabandysiu dabar, aš jau gal nesu susirašęs, bet jo klausimas, kas bus po mano egzistencijos pabaigos, tai reiškia, troškimas ar noras pažiūrėti į anapusybę. Kas būna, kai baigėsi mano egzistencija. Gyvūnams, manau, jis nebūdingas šitas bruožas. Tada laiko suvokimas. Net vaikai, sakykime, iki 3 metų, kai kurie nelabai suvokia laiko. Ten irgi yra toks dalis susijusi su limbinė sistema, kuri dalyvauja laiko suvokime. Dėl to psichoterapeutai sako, iki 3 metų vaikų geriau nereikėtų atiduoti darželį, nes kai juos palieki darželyje, jie, kadangi laiko suvokimo neturi, tas pasakymas, mes tave ateisim pasimti vėliau, jiems gali būti nesuprantamas, jie galvoja, kad jos paliko ir nebeateis niekad ir nebepasims. Tai kas yra laikas? Kas yra laikas, gali būti, kad gyvūnai nelabai suvokia ir ar patys save atpažįsta, toks dar klausimas keliamas, ar gyvūnas žino, kad jis yra individas. Lyg tai kiti sako, ten veidrodį, kai žiūri, tai yra įtarimų, kad jie atpažįsta. Primatai, ten papūgos, gal šunys. Bet nežinau, bet jie gal tokią, vaizdą kažkokį savo pažįsta, bet apskritai, kas tu toks, savo tą, reiškia, asmenybę, kad tu esi individas, kad sukurtas pagal modelį tam tikrą ir kad tu turi išskirtinių bruožų. Tai tą supratimą gali būti, kad irgi tik tai žmogus turi. Sugebėjimas mylėti, čia aišku, čia nėra protavimas, čia yra sujungta kartu su meilė reikia valios aktų. Ar gyvūnai gali pasiaukoti, taip reiškia daryti tai, kas jiems nepatinka, vardant to, kad kitam žmogui būtų geriau. Būna, kad reiškia palikuonis gelbėdami jie kažkaip tai elgėsi panašiai, kad patys žūsta. Bet nežinau, čia galbūt instinktų, tokiam, patys jie tikriausia laisvos valios nelabai turi, tiesiog jie taip elgėsi pagal instinktus. Žmogui būdinga daryti tokius pasirinkimus, kurie tau kenkia
ir kitam žmogui padeda, bet aš su tuo retai susiduriu, čia jūs gal su tuo susidurėt, aš susiduriu atvirkščiai su ydom savo darbe. Apie tai truputį pakalbėsim, taip turim dar 5 minutės, bet čia iš eigos išėjo. Joks gyvūnas, mano supratimu, net ir laikomas labai kažkokiam blogom sąlygom, sakykim, čia būtų kažkoks įleistų kokį šunį, sakykim, ir čia laiko taip, kad neduoda valgyti, reiškia smurtauja, nežinau, neleidžia į lauką pabėgioti ir taip laiko, nežinau, ilgai. Tai joks gyvūnas neiššoks per langą. Ta prasme, savižudybės nebūdingos gyvūnams, nors kartais jie gyvena tikrai blogai, labai sunkiai. O žmonės, turėdami laisvą valią, turi tokią galimybę ir nutraukti savo egzistenciją. Tai reiškia, čia toks priešingas aktas negu reiškia, meilės aktas. Taip, kada žmogus sąmoningai daro tokius dalykus, žinodamas, kad tai jam kenkia. Gyvūnams, manau, tai nebūdinga. Gyvūnai neturi ydų. Jie serga, jie kažkaip tai nukenčia, bet kad jie sakytų, aš specialiai darysiu tai, kas man kenkia, kas mane atskiria nuo Dievo, kas mane sunaikina, gyvūnai nedaro taip. O žmogus daro. Taip reiškia, jis turi tokią savybę. Tai irgi klausimas, ar tai viskas paaiškinama tik tai, kad, nežinau, kažkokį tai savidestrukcijos centrą turi žmogus. Tokio nerandama, tarp kitko, irgi nuo suicidinių minčių nėra vaistų, dėl to pas jūs ir siunčia tikriausia. Labiau tokie besidominantis psichiatrai, kurie sako, kad jeigu yra nemiga, turim vaistų, kurie veikia į miego centrą. Jeigu yra nerimas, turim vaistų, kurie mažina nerimą. Bet jeigu yra suicidas, vaistų, kurie mažintų suicido tą riziką, šiaip nėra. Dėl to, kad centro tokio nėra smegenyse. Vaistai gali būti nutaikyti tik tai tada ir sukurti laboratorijoje biochemikų, jeigu šitam lygmenį yra kažkoks centras. Bet šitam lygmenį yra vienas centras – saugot savo egzistenciją. Gyvūnai jį turi, jie saugo save, jie nori gyventi visi, kad ir kaip sunku būtų, jie vis tiek nori gyventi. O žmogus būna, kad nori save susinaikinti. Tiek fizinė prasme, tiek kartais matyti ir dvasinė. Čia aišku sudėtingiau. Jeigu žmogus užblokavęs tą pneumą veikimą, tai gal jis ir net nelabai supranta, kad jisai nori susinaikinti. Tai dar taip apibendrinus, kaip gamtos mokslo atstovas, noriu pasakyti, kad smegenyse yra įvairių centrų. Atminties, trumpalaikės, ilgalaikės, dėmesio, emocijų. Emocijos yra 6 pagrindinės, 3 teigiamos ir 3 neigiamos. Tai teigiamos tai būtų džiaugsmas, susidomėjimas, pasitenkinimas. Neigiamos tai būtų pyktis, netekties liūdesys ir nerimas. O tai yra tokie centrai, jūslių centrai, taip, rega, klausa, 5 jūslės yra. Tai baimė prie nerimo. Baimė tai reiškia nerimas sukabinta su konkrečiu objektu. Sako, bijau ten pelių, pavyzdžiui. Tai reiškia nerimas susietas su lakstančia pele, pelių fobija, sakykime. Bet to reiškia abstrakčiojo protavimo ir valios rinktis centrų nėra nustatyta. Nėra tai arba tiesiog dar nenustatė, o gal ir nenustatys ir niekada, nes tai gali būti tikrai tokios, reiškia, negamtinės, antgamtinės kilmės fenomenai, kurie kaip radio bangos veikia per tą aparatą ir suteikia žmogui tokių savybių, kurių
neturi niekas daugiau šitoj žemėje. Tai va, nors turi panašų kūną, šimpanzių DNR yra 96% tokia pat kaip ir žmogaus. Tai va, aš taip kažkaip galvoju, kad ir čia tai yra tas kažkoks žemės molis. O psichika taip, vat, sakau, prisimena, žino, atpažįsta, sudaro sekas, turi gyvūnai. Tai va, tai, nežinau, porą minučių dar gal turit kokių klausimų, o paskui tada kitoj daly paimsiu tada kažkokį tai atvejį, panagrinėsiu ir pasakysiu, su kokiom problemam susiduriu, jūs gal tada patarsit, kaip reikėtų gydyti tokį atvejį.